yra. Nu ir ką darysi, Lietuvos žmonės turi pasirinkti arba sisteminę, arba vienintelį sisteminį. Neparduosime ir nepardavinėsime. Turbūt labai svarbus pasirinkimas man Jau net ir paminėjau. Tai taip, vieną suvienokit paraiškų, vieną raudoną spalvą susidės ar ne, vieni meluos vienai, vieni politinę prostituciją bus atlikę aktą prieš metus, o kiti ir dabar pradėtos mitutaus. Nu tai taip, nu tai vieni suvienokit paraiškų, kiti su kitu. Ir kaip tikrieji politikai meluos viskas, kad tik juos išrinktų. O paskui pamirš, nes jiegi nekalti, atmintis trumpa ir jie negalėjo, jie yra neįgalūs savo pažadus gyventi. Nu tai nori rinkti impotentus ir turime teisę daryti. Lietuva neparduodama. O išgirdę šitą frazę, socialdemokratai savo palapinę supakuoja. Ačiū, kad jūs supratote, kad Lietuvos pardavinėti daugiau nebus galima. Kalbate visos partijos išeina, pakuojasi, va čia buvo viena palapinė, ten jau antra, pačius tik daugėja. Jų yra pabaiga, o mūsų yra pradžia. Mes, kaip Feniksas, mes atgimėm tam, kad ir visa Lietuva atgimtų ir paimtų valstybės vairą į savo rankas. Nes gana yra gana. Ir tą pasakyti galime tik tai mes, visi Lietuvos žmonės, ir jeigu draugiškai ir vieningai pasakysime, tuos išdavikus ir politinės prostitutas mes nušluosime. Bet tai yra tik tai Lietuvos žmonių pasirinkimas, ne mano, ne jūsų, nes mūsų dviejų balsų nepakaks. Mes pasirenkam laisvą valią. Ką norim, tą ir renkamės. Ir aš už tai ir esu. Jeigu Landsberginė partija, jeigu Laisvės partija, kas nors prievartautų, aš atsistočiau šalia jų ir pasakyčiau, taip elgtis negalima. Jie turi teisę būti tokie, vat, žiūrinti numeris 1, kuri galimybių pasą įvedė. Jie turi teisę skelbti tokias mintis. O mūsų uždavinys žmonėm išaiškinti, ką reiškia tos mintis ir kur nuveda mus ir netgi visą pasaulį geopolitiniam kontekste, kur gali nuvesti tokios mintis sunaikinimo link. Tai aš kažkaip noriu gyventi, nes gyvenimas yra labai gražus ir tiek daug yra kuo džiaugtis tame gyvenime. Kalbant apie sunaikinimą ir norą džiaugtis, va ten mes matome yra karinės technikos automobiliai. Kaip vertina? Tai yra kažkoks išėjimas į tą karo. Kadangi ką tik buvome Baisogaloj, kur prigaminus šaudmenis, negi sandėliuosi, reikia juos iššauti. Reikia kažką tai sunaikinti ir sugriauti, nes toks biznis. Tai galim nusiteikti karui ir naikinimui, galim nusiteikti taikai, nes visi žmonės yra žmonės. Aš jūsų paklausčiau, koks ypatingai įžymus politikas yra pasakęs iš esmės tą patį, ką ir Hitleris. Kad natūralu, kad aukštesnio išsivystymo tautos naikina žemesnio išsivystymo tautas. Tai natūralu. Pasakė šitie žodžiai, šitie yra Winstono Churchillio. Nes natūralu, mes juos sunaikinsime. Ne, tai jų pinigų šitoj vietoj nereiks, ar ne? Ai, tai... O dabar reikia Užtat pensininkai galės palaukti, užtat prioritis. Kam pirmumą suteiksime, ar Lietuvos pensininkam, kurie tyli ir tylės, nes jie balso neturi ir mes jų negirdėsime, ar biznio projektui. Nu tai prioritetas turi būti biznio projektui, nes, biznis, supraskite, reikia, kai kas turi gyventi geriau kitų sąskaitą. Ir labai seniai sakiau, kad
Šimonytė, pavyzdžiui, šachmatininkė, jinai žaidžia savo šachmatų partiją. Ne. Partijos partiją žaidžia, kur pėstininkai yra Lietuvos žmonės ir jie privalo būti paaukoti valdovės ir karalienės žaidime. Ir ar mes sutiksime ir toliau būti pėstininkais, kurie aukojami, ar mes vis tik nueisime iki tinkamos vietos, kai patys tapsime valdovais ir pasakysime jiems, gana, eikit lauk, jūsų laikas pasibaigė. Plėšėt, išnaudojot. Tegul istorija tai įvertina ir Lietuvos prokuratūra tegul tai įvertina, nes senaties terminai korupciniam nusikaltimam privalo būti panaikinti, jeigu tokia bus Seimo politinė valia. Mūsų Eduardo Vaitkaus sąrašo politinė valia yra. Reikia pakeisti ir Lietuvos įstatymus, ir nutraukti partijų finansavimą iš valstybės biudžeto, o 5 milijonus grubiai eurų kasmet duoda tam, kad galėtų savo korupcinės schemas vykdyti. Kodėl korupcinės schemas? Darbo partijos pavyzdys ir Lietuvos teismo sprendimas 300 000 eurų už korupcinės sferas. Tai gal reikia pabaigti šitai ir politiniai prostitucijai, kurios atstovai ne tik Skvernelio partija, ne tik Žemaitaičio antrasis asmuo, jos visos yra tos pačios ir vienodos. Jos savo kaklaraištį pakeičia. Ar aš dėkoju Skverneliui už jo pavardę? Skvernelius pakeičia. Tai Karbauskis savo biznį daro. Tvarkingai. Uspaskichas niekad net neslėpė, kad politika tai yra biznis labai geras. Prisikabino, sumokėjo, ne jis 300 000 eurų baudą sumokėjo, Lietuvos žmonės. O dabar makaronus ant ausų kai kurie žmonės nori, kad jiems kabintų. Čia tai medicininis klausimas. Tai turės už ką balsuoti. Imkime Žemaitaičio partiją, tikrasis politikas, kuris pažadės bet ką, kad tik būtų išrinktas. Jisgi sakė, kad pasodinsim visus į kalėjimą, jeigu jūs neskiepyti. O apie Ukrainą girdėjo dabar paskutinį pasisakymą, Deniso Vaidojo paklausė, ar bus parama Ukrainai, ar ir... Tęsime toliau, nes jis irgi už karą, nes karas yra biznis ir užsakovai neleidžia to biznio nutraukti, nes pinigai, dideli pinigai kalba labai gražia, švaria lietuvių kalba. Jie ir angliškai moka, jie ir kinietiškai moka, pinigai moka visom kalbom kalbėti. Klausimas, ar mes norim ir sugebam atskirti vilką ėriuko kailyje? Aš tada sakau, paklauskit savo širdies. Sveiki, sveiki. Apie jūs galėsiu... Jo, gerai, tai tada atsakytų, aš paskui pratęsiu. Gerai, tai kad nebūtų vien tik tais monologas, tai galiu paaiškinti, ko gerbiamas profesorius nežino. Tai Remigijus Žemaitaitis ne tik tais, kad balsavo prieš priverstinį skiepijimą, jis dar kartu su Širinskiene ir su mano parašu kreipėmės į Konstitucinį teismą dėl šito įstatymo priėmimo. Tai va, gerai, kai žinai viską. Tai aš jūs papildysiu tada. Tiesioginiam eterį, tiesiogiai žodžiais pasakė, kad tie, kurie yra medicininė prasme totalų absurdą. Tie, kurie yra nepasiskiepiję ir jeigu jie apkrės kitą žmogų, tai baudžiamojo proceso kodekso rėmose juos reikia bausti kaip už nužudymą. Medicininė prasme tai totalus absurdas, nes, pavyzdžiui, mes abudu stovim, gal mes savo gerkliai turim meningokoką ir apkrėsim kitą žmogų ir jis numirs. Aš pabaigsiu dar. Problema pagrindinė nėra tame, kad jis pasakė medicininį absurdą. Problema yra tame, kad jis kalbėjo apie tai, ko jis nesuvokia. Totaliai nesuvokia, bet jis užtikrintų tonu apie tai aiškino. Gerbiamas Eduardai, jūs teisus, bet ne iki galo. Ir svarbiausia yra, kad tai buvo jo pasisakymas baudžiamojo kodekso kontekste.
Jisai citavo 137 ir 139 straipsnius baudžiamojo kodekso, kas iš tikrųjų numato tokią atsakomybę. Ir būtent tai jis nekartą yra pats paaiškinęs savo pasisakymus įvairiose laidose. Aš nepabėkit, dar pratęsim. Kontekstas buvo toks akivaizdus, kad papildomo paaiškinimo jau daugiau nereikia. Aš dar pridėsiu dar papildomai. Praėjusią kadenciją 112 Seimo narių sulaužė Konstituciją dėl Amerikos bazės Šiauliuose, Amerikos Lietuvos tarpusavio karinė sutartis. Neprotestavo Žemaitaitis. Kai šiais metais šią kadenciją sulaužė Konstituciją 84 Seimo nariai, neprotestavo Žemaitaitis. Kai jis Konstitucinį teismą paskyrė Landsberginį asmenį, kuris jau sulaužęs Konstituciją, tai ta pati tema neprotestavo. Kodėl neprotestavo? Tai toj perduosiu. Klausimas, kodėl neprotestavo Žemaitaitis, kai Konstitucija buvo laužoma ir sulaužyta. Klausykit, kodėl darė ar nedarė Žemaitaitis, reikėtų jo pačio paklausti. Aš tik tais kalbu tą, ką žinau. Ir turbūt visi čia esantis matė ir žino, kokia buvo, sakykime, mano laikysena pandemijos metu. Ir turbūt niekas dar per kelis metus nėra man priekaištų išreiškęs. Net jau oponentų. Todėl aš noriu pasakyti, esu tas žmogus, kuris tikrai nesiblaškau, nesimėtau ir galiu pasakyti, kad visus tos klausimus, kurius juos bandote čia pristatyti, aš esu su juo asmeniškai kalbėjęs. Ir jeigu jūs kalbate, kad nesvarbu kaip buvo, bet buvo va šitaip, tai aš jums noriu pasakyti, jūs puikiai žinote, kaip veikia žiniasklaida ir jeigu ištraukti iš konteksto įvairias frazes ir pasisakymus, tai galima bet kurį žmogų sudėti. Tai va, tai nebetęsiant diskusijos turbūt... Pratęskime. Ai, tai dar vis tiek vėl. Žiūrėkit, kiek čia žmonių aplinkui. Dar vieną tą mintį, bet jūs neatsakėte dėl Konstitucijos laužymo. Konstituciją sulaužius, kai aš tyliu, tai reiškia, aš prisidedu prie Konstitucijos laužymo. Aš suteikiu jiems galimybę ir teisę laužyti Konstituciją. Aš jokios galimybės neturiu pakeisti Stasio Šedbaro konstituciniam teisme, bet aš nors kreipiausi, išsakydamas savo moralinę vertinimą. O toliau tyla? Klausykit, kiek jūs kartų kreipėtės į konstitucinį teismą tam, kad vieną ar kitą įstatymą panaikinti? Aš atsakysiu, nes jūs puikiai žinote, kad aš neturiu teisės kreiptis. Turite, kaip pilietis, galite tai padaryti per bet kurią Seimo narių grupę, kad būtų operatyvesnis sprendimas ir yra įvairiausių būdų. Jūs čia neįsisukinėkit, nes aš noriu pasakyti, aš kreipiausi ne vieną kartą ir, kaip sakyti, jokių problemų, klausykit. O profesorius nepažįsta, ką? Gerai, atsakys. Tai jūs tvarkingai ir pasakėt, Seimo narys gali kreiptis, o elementarus Lietuvos žmogus neturi tokios teisės. Jis gali per kitus asmenis prašyti ir taip toliau. Tai ne apie prašymą. Konstitucijos nusižengimai akivaizdus ir jie yra nutilėti. Reiškia, jūs bendrininkai. Galima ir per teismą lygiai taip pat pasiekti konstitucinį teismą. Tai ką aš esu ir padaręs. Per vyriausią administracinį teismą kreipiausi dėl to, kad būtų nutrauktas vaikų vakcinavimas. Vyriausias administracinis teismas kreipėsi į konstitucinį teismą ir žinot, kas nutiko? Rytoj turi išeiti sprendimas. Šiandien sveikatos ministras panaikina tvarką. Tai yra laimėjimas ar ne? Tai yra pralaimėjimas. Tai yra pralaimėjimas. Tai yra pralaimėjimas ir tą sistemą padarė, kad nebūtų galima pasinaudoti tuo akivaizdžiu faktu, kad jie sąmoningai, specialiai ir ne vienkartinai, o daugkartinai laužė Konstituciją. Tai yra pralaimėjimas. Mes neturim verdikto. Tai, bet iš jų pusės žiūrint, jiems logiška viskas. O kad jūs kreipėtės, tai gerai padarėte. Ir to pasekoj pasiekėm
pavėluotą, bet rezultatą. Tai, kaip sakant, netęsdamas diskusiją, suprantu, kad reikia minėti Žemaitaitį, nes kitaip nebūsi pastebėtas, bet profesorių, jo, bet kokiu atveju, kaip sakyti, linkiu sėkmės ir aš tikiuosi, svarbiausia, kad mūsų yra, na, sakykime, labai panašios, analogiškos, kaip sakyti, analogiški sprendimai, tai aš galvoju, reikia turbūt atsirinkti, kas yra šis ir į ką reikia daugiau koncentruoti dėmesį. Sėkmės visiems. Ačiū Jums. Iki. Tai Ukrainoje jiems reikia karo, tai čia viskas suprantama. Jiems kraujo reikia ir priedo biznio schemas padaryti. Tai šitoj vietoj niekada su niekuo sutarti aš negalėsiu, nes aš... Nežinau, nes šitą klausimą reikia, jie patys geriau žino, ar jie išdavė ar ne. Jau moteriškės atsisakė kalbėti, nes jos laisvo žodžio bijo. Nebegalima daugiau jų prievartauti, nes būtų ne visai gražu. Jos atsisakė iš Laisvės partijos, bet be laisvės savo viduje. Be laisvės pasakyti kažką, ko neleidžia valdžia. Arba galbūt sukritikuos valdžia. Tai Lietuvos Laisvės partija visam gražime su Aušrinė. Tai kodėl jūsų darbui toks baisus visiems esat, kad visi atsisako su jums? Aš atsimenu labai senais laikais. Man buvo turbūt 12 arba 13 metų. Kaune ten funikulierium nusileidau, apačioj Mickevičiaus gatvėje buvo parduotuvė, ar ten butelius nunešiau priduoti ir panašiai. Pasiemu kapeikytės, kurias davė pardavėja, žiūriu, trūksta ant 2 ar 3 kapeikų. Toliau žmonės stovi. Atsistojau iš naujo į eilę, atstovėjau eiliai, priėjau prie pardavėjos ir tada sakau, aš atsimenu tą frazę. Sakau, kodėl jūs taip sukate? Jinai kažką ten užbuliojo, neatsimenu, ar atidavė man tas kapeikytės ar ne, bet aš atsimenu savo klausimą. Atstovėjau antrą kartą ir sakau, kodėl jūs taip sukate? Tai pasakyti žmogui apie jį tai, ką jis daro, mes lietuviai, kuklus, nepatogu, žmogus įsižeis, jam bus nepatogu. Man dabar atrodo, privalome sakyti mūsų valdžiai, jūs ištvirkaujate, jūs išdavikai. Ir švelnesnių žodžių nebegalima naudoti, nes jie mus tiesių tekstų varo jau, kur kelio atgal gali nebūti, į akligatvį. Aš kalbu geopolitinę situaciją ir apie tai, kas yra paruošta Ukrainoje. Apie geopolitinę situaciją ir kuklumą, tai aš nemanau, kad mes esam kuklus kaip valstybė, kur mes sakom, kad mes negalėsim Rusiją. Partijoje 2,5 milijono 150. Čia tas kuklumas... Čia ne kuklus, čia savižudiai. Mes esam šitos valdžios požiūrių savižudžiai. Mes esam aukojamas ėriukas, kurie ta valdžia pasirengia mus paaukoti šitam žaidimui geopolitiniam. Ir jie apie tai pasako tiesių tekstų ir jie pratina Lietuvos žmonės prie minties, jūs būsit paaukoti, kito kelio nėra, jūs turit su tuo susitaikyti, jūs tiesiog neturit galimybės pabėgti, toks jūsų likimas, mes turėsim viltį, kad nugalėsim drakoną, bet mes, Rusija tai yra, o kuri yra iš vis ne žmonių šalis. Ką pasakė senasis Landsbergis? Rusija tai žmogėdrų šalis, ten ne žmonės gyvena. Dehumanizuoti priešininką ir tada, kai žudysime priešininką, mes nieko blogo nedarysime, nes mes žmonių nežudysime, mes žudysime netikėlius, kurie yra ne žmonės. Nuo Hitlerio laikų šita metodika yra. Man niekada net mintis negalėjo, vaizduotė per maža, mintis negalėjo ateiti, kad mes sugrįšime į šitą padėtį, kurioje dabar esame. Ir kaip ta močiutė viena, 95 metų, kurią aš pavežiau, Kaune vienas iki, pas savo draugę važiavo į laidotuvės ir kad jinai suspėtų. Kai jinai sakė, taigi baisiau negu TSRS laikais dabar.
nelyginkime tuos TSRS laikus, materialiniu požiūriu mes gyvenam nuostabiai, kaip Lietuvoje niekad negyvenom. Bet kad mes einam į skerdyklą, vedami esame, tai visas materialinis gėris šitoj vietoj gali nuplankti. Yra daromas biznis. Ačiū, kad skaitote mūsų vėmalus. Ačiū, kad skaitote mūsų melą. Toks mūsų darbas. Pagal užsakovo reikalavimus, pagal užsakovo pinigus nukreipti jūs ir sukurti jums mąstymo ir veikimo algoritmą. Per pusę metų nepavyks, bet per 15 metų mes jūs kaip robotus išmuštruosime ir kai jūs pamatysit raudoną spalvą, sakysit šauti. Kai pamatysit žalią spalvą, sakysit Landsbergis pats geriausias visų laikų Lietuvos valdovas. Ir pamiršit, kad Lietuvos tarybų socialistinės respublikos aukščiausios tarybos pirmininkas jisai buvo. Ir tik tai, nes tarybų socialistinės respublikos pavadinimas yra ištrintas iš atminties, tai atkuriamasis Seimas. Ir kai jūs Lietuvos tarybų socialistinės respublikos kažką paminėsite apie kitus, tuo metu buvusius veikėjus, tai jūs gali nubausti. Bet senajam Landsbergiui perrašant istoriją, logiška ir suprantama, yra viskas leidžiama, nes Dievas yra tik vienas. Lietuvoje yra vienas profesorius ir vienas Landsbergis. Ir tik jis atnešė Lietuvai nepriklausomybę. Jūs turite jam dėkoti. Ir nuo mažumės 15 metų šitą pasaką kalbėkit vaikams ir vaikai tikės. Ir jie sakys, aš žinau, kad Landsbergis vienintelis, tik dėl jo. Vaikam nekils mintis, kad Landsbergio nebuvo Latvijoje, kad Landsbergio nebuvo Estijoje. Vaikam tokios minties nekils, nes jie bus užprogramuoti. Ir jų veikimas ir mąstymas užprogramuotas. Taip veikia sisteminė žiniasklaida, nes jinai atidirba savo pinigus. Užtat užsienio agentų įstatymą privalu priimti, bet šitas Seimas, kol nebus jame 71 žmogaus, kuris galėtų prabalsuoti už kokį įstatymą, jo nepriims, nes tai jiems būtų savižudybė. LRT, Lietuvos radija ir televizija, kuri atsisakė per prezidento rinkimus 5 kartus paskelbti mano nuomonę. Per dabartinius rinkimus irgi jau vieną kartą atsisakė paskelbti mano nuomonę, nors kitų partijų nuomonę skelbė. Vyriausia rinkimų komisija šitam kontekste pasakė totalų absurdą, kad čia nėra mano teisių pažeidimas, nes kai LRT, Lietuvos radija televizija, nuspręs, kad mano nuomonė yra tinkama publikuoti, tai reiškia, kai cenzuruos ir nuspręs, kad ją galima publikuoti, tai tada jinai ir publikuos. O kol jinai taip nenusprendžia, tai jinai ir kitų nuomonių nepublikuotų, jeigu nuspręstų, kad nenori. Vyriausia rinkimų komisija yra grėsmė Lietuvos nacionaliniam saugumui, nes jie organizavo nelygiateisius ir todėl neteisėtus prezidento rinkimus, jie tą daro ir su Lietuvos Seimo rinkimais. Bet jos paskiria, tos 13 asmenų paskiria Seimas ir tik Seimas jos gali atšaukti arba nuimti, o Seimas tam neturi politinės valios, nes jie vykdo politinius nurodymus. Tai jie yra labai tinkami. O apie pinigus kalbant, sakėt,